Jau 4 metus į Kelmės dvaro rūmus svečius sukviečia Kelmės krašto muziejus, gegužę organizuojantis muziejų naktų renginį. Sėkmingai tęsiama tradicija šių metų šaukinių muziejų naktis už mūsų ir jūsų laisvę atvykusiųjų dėmesį sutelkė ties 1831 metų sukilimu, kurio 180-osios metinės minimos šiemet. Kelmės dvaras yra istorijos paminklas. Būtent čia pirmiausia prasidėjo 1831 metų sukilimas, sakė muziejaus direktorė Danutė Žalpienė, pakvietusi apžiūrėti Vytauto didžiojo karo muziejaus parengtą parodą 1831 metų sukilimui 180 metų. Parodą galėjo pamatyti tik muziejaus nakties dalyviai, nes jau šeštadienį ji buvo sugrąžinta į Kauną. Patriotinius muziejaus nakties dalyvių jausmus kėlė patriotinio roko grupės Thundertale atlikėjai. Tai viena populiariausių sunkiojo metalo grupių Lietuvoje, kurios romantiškos ir herojiškos dainos sulaukė vis didesnio populiarumo.